Mes esame Sioux Dakota gentis ir viena pirmųjų tautų apsigyvenusių Šiaurės Amerikos didžiosiose lygumose. Žodis Dakota verčiasi į draugą arba sąjungininką, reiškiantį sąjungas tarp Sioux grupių. Mes gyvename aplink ežerą, renkame laukinius ryžius, medžiojame miško gyvūnus ir žvejojam su savo laivais. Deja, dėl genčių konfliktų ir kolonizacijos spaudimo teko persikelti į didžiąsias lygumas. Tarp mūsų yra puikių reitelių ir medžiotojų, daugiausia medžiojame bizonus, kurie yra gyvenimo pagrindas, tiek maisto, tiek drabužių ir įrankių šaltinis. Gyvenimo tikslas yra gana paprastas. Reikia paklusti giminystės taisyklėms, būti geram giminaičiui. Visa gentis žinojo apie laukinį žirgą, kuris pamatęs žmogų skuodžia į kitą pusę. Daugelis bandė jį prisijaukinti, tačiau gyvūnas nieko neprisileisdavo. Bet šis jaunuolis stebėdavo žirgą, kol galiausiai atrado, kur jis ganosi ir ilsisi. Jis visuomet sėdėdavo tolėliau, kad nenubaidytų žirgo. Tačiau po 2 mėnesių vaikinas išdrįso užlipti ant jo. Tačiau buvo skaudžiai numestas. Supykęs jaunuolis vis bandė lipti, tačiau žirgas lyg žaisdamas pastoviai nusimesdavo jį nuo nugaros. Galiausiai taip stipriai įsikibo į karčius, kad išsilaikė 8 valandas. Ta vakarą jaunuolis namo grįžo raitas. Nuo tada jį vadina Tasunke, žirgu. Už jo neapsakoma kantrybė, greitį ir ištvermę. Mergaitė gimė auštant. Tai buvo pirmasis rytas per 3 mėnesius, kai saulė nebuvo užgožta debesų, tad gentainiai džiūgavo išsilgę saulėtekio ir sulaukė naujos genties narės. Šią progą jai suteikė vardą Anpo, reiškinti aušrą, naują pradžią ar šviesą gyvenime. Ji visur ir visuose dalykuose ieško gerų savybių. Tačiau taip pat lengvai pasitiki žmonėmis ir nuo to dažnai nudega. Jaunuolis užsitarnavo savo vardą šiais metais. Genties gyvenimą pastoviai drumstė stambi ir žiauri meška. Galiūnė ateidavo į gyvenvietę, išdraskydavo palapines, niokodavo daržus, gąsdino vaikus ir moteris. Niekas nesugebėjo jos sumedžioti, tačiau šis vaikinas suprato, kad jėga jis taip pat nieko nepasieks. Tad paspendė jisai jai spąstus, taip sugaudamas ją ir amžiams užbaigdamas genties nelaimės. Po šio žygdarbio Sioux Dakota senoliai vieningai nusprendė suteikti jam vardą Mato. Mato reiškia lokys. Šis vardas tai galios, apsaugos ir stiprybės simbolis. Vieną pavasarį gentis patyrė sunkų laikotarpį. Žemė atrodė išsekusi, augalai nustojo augti, o laukinės gėlės nebesužydėjo. Grėsė badas. Laimiai visus išgelbėjo 9-metė mergaitė. Ji išmokino gentainius mylėti sodinamas sėklas ir augalus. Tuomet, pasikliovusi savo instinktu, parodė, kur žemė yra derlingiausia. Nuo tada visi mergaitę vadino Makavy, žemės mergele, dėl jos ryšio su gamta, jos grožiu ir derlingumu. Vieną pavasario dieną mergaitė pasijuto labai prastai. Ji karščiavo, kosėjo ir vos galėjo pakelti rankas. Sunerimusi genties vyriausioji paguldė mergaitę į geriausią palapinę ir girdė ją įvairių arbatų, tačiau atrodė, kad niekas neveikia. Ta vakarą visi gentainiai susirinko melstis didžiajai dvasiai dėl mažosios mergaitės. Maldai pasibaigus pasidarė tylu, o tamsiame danguje nušvito debesis. Kitą rytą mergaitė iš palapinės išėjo ne tik sveika, bet išskirtinai graži ir tiesiog spinduliuojanti ramybę. Senoliai tai priėmė kaip ženklą iš pačios dvasios, kad jos vardas turėtų būti Hakutaku, šviesus debesis, o tai reiškia ramybę, švelnumą ir grožį. Jaunas Dakotų medžiotojas Hanskas siekė įrodyti savo vertę. Jis išėjo į preriją ir atliko regėjimo pratimą, per kurį jam pasirodė milžiniškas bizonas, pažadėjęs savo stiprybę, jei jis priims iššūkį. Kitą dieną per medžioklę Hanską išsirinko didžiausią bizoną. Nepaisydamas kitų medžiotojų abejonių, jis nulipo nuo arklio ir stojo prie žvėrį. Po drąsios kovos Hanską įveikė bizoną ir pelnė genties pagarbą. Vyresnieji suteikė jam vardą Tatanka, pripažindami jo stiprybę ir drąsą. Nuo tada Tatanka tapo jėgos ir tvirtumo simboliu, įkūnijusiu bizono dvasią. Vieną ramią žiemos naktį, kai žemę dengė baltas sniegas, o žvaigždės spindėjo ypatingu ryškumu, gimė mergaitė. Ta akimirką vėjas nurimo, o gamta sustingo tyloje, lyg sveikindama jos atėjimą.
Genties vyresnieji pastebėjo, kad jos akys spindėjo ramybę ir šviesa, o širdis buvo kupina tyrumo. Jie pavadino ją Kante Ska, baltoji širdis. Nuo tos dienos ji tapo meilės ir šviesos simboliu, nešančių viltį savo žmonėms. Ji yra kupina empatijos ir supratingumo, tačiau dažnai save nuvertina. To meto laikais mūsų gentis atsidūrė ties dideliu pavojumi. Kaimyninė gentis ruošėsi netikėtai atakai. Taryba skubiai siūlė planus, kaip laimėti šią kovą, tačiau visos idėjos atrodė tiesiog nevykusios. Dauguma norėjo trauktis, tačiau šis jaunuolis išdrįso ir pateikė tobulą strategiją nugalėti kaimynus. Ta dieną kariai grįžo iš mūšio su pergalingais šauksmais. Genties vadas įteikė jaunuoliui durklą su vanago simboliu ir suteikė Setan vardą, reiškianti greitį, aiškumą ir stiprią intuiciją. Apie savo gentį galėtume kalbėti dar valandas, tačiau mus spaudžia laikas. Tad iki kitų susitikimų.